Kai išeini iš miestelio mažo, kur nieko neturėjai, tokio labai malonu, linksma, kad taip galėjau tiesiog pradėti gyvenimą gyventi, atrodo. Ir kas man sako, kad turiu OF, tai tu čia gyvenimą susigrioviai, tu čia apie tave tas taip anaip galvoja, tu nurašyta pasaulį šitam Lietuvos. Šitas tai toks tupas požiūris iš tikrųjų, bet aš sakyčiau turbūt 7, spėju, aš iš užpakalio traukiu skaičių, 7% Lietuvoje žmonių taip turbūt mąstytų, kad jeigu OnlyFans turi maždaug ar ten susipisai gyvenimą ar dar kažką, nu, kad kažkoks toks būtų labai neigiamas toks, ką čia darai. Aš spėju 7% žmonių. Aišku, didžioji dauguma pagyvenusių žmonių būtų, tada man atrodo jaunimo labai daug irgi sakytų, bet ten biškai liberaliau būtų, ypač moteris turbūt biškai liberaliau vertintų, bet nesmarkiai. Nes moteris ant moterų, nu, vien pletkų diskordas indikuojant, kiek jos ten stumia vieną ant kitų irgi. Vyrai daug, kas dabar Red Pillerių ir visko to išmokyti maždaug, kad jo čia expired, jeigu OnlyFans turi, ar ten value nukrito, ar dar kažką, visas šitas. Man atrodo, 7% sakytų. Oi, nurašyta, visi nekenčia tas. Mesk OF ir susitvarkys gyvenimas tavo. Man OF padėjo turėti geresnį gyvenimą, komfortišką gyvenimą turėti. Galiu keliauti, galiu pirkti daug ką, bet aš pasitaupau, nesiperku ten, nusakiau, ten Diorų, Gučių ar ko. Kažkaip nenoriu pati, bet laisvesnis gyvenimas. Man kaip tik padeda, negadina man nieko jisai. Ar nėra tai? Be, aš visiškai, man nėra tai kažkoks blogas darbas ar kažką. Racionali pozicija šito klausimu yra iš vis tik viena, net nemanau, kad yra kažkokia kita. Turėtų būti visiškai sutvarkyta, legalus kaip darbas, kaip profesija. Nu, sekso paslaugas, aš turiu minį, visą sex worką. Prostitucija, man atrodo, turėtų būti ir legalu, ir viską tiesiog ir apmokestinta, ir su visom garantijom, ir saugumo garantijom. Man atrodo, literaliai vienintelis racionalus, nu, nuoseklus ir racionalus, kaip čia teisėkūros dalykas, kur turėtų būti sutvarkyta. Ten, kai buvom Amsterdame ir buvom netgi tam muziejui prostitucijos, ten buvo daug istorijos parašyta ir viską, nu, nes realiai, nu, vienintelis priežastis, kodėl nėra, tai kažkokie nusistatymai, bet jie nėra ryšlus logiškai su tada kitais dalykais. Nu, nėra priežasties, tipo, nu, neturėtų būti ir nėra priežasties. Čia tiesiog sukuri problemų ir seniausia pasaulio profesija ir kažkaip tada tu įsivaizduoji, kad tu uždraudi ir to nėra. Ir tiesiog jo, sukuri problemų ir tada jo. Nesąmonė, visą laiką buvo nesąmonė, nežinau. Tai čia visų pirma. O tai čia iš teisinės pusės kalbant. Iš kaip čia tos, net ne praktinės pusės. Kaip pažiūri panas OnlyFans, I don't care. Aš nematau to kaip blogo dalyko. Aš suprantu, kad visuomenė vis dar žiūri kaip į blogą dalyką, bet aš iš esmės nematau to kaip blogo dalyko. Jeigu tu nori, nu, tu laisvas žmogus. Aš vėlgi, individas kaip laisvas žmogus man labai svarbu yra. Tai tu laisvas žmogus ir tu elgis kaip tu nori, tu gyvenk kaip tu nori, tu niekam netrukdo, nu, nes niekam netrukdo, tipo, jokio įstatymo, jeigu nepažengi ten, tipo, o įstatymai, sakyčiau, sutvarkyti šičiau reiktų. Bet, tipo, nėra kam, nėra, kodėl aš turėčiau, būt pasipiktinęs. Nu, nėra. Nu, ir aš nesuprantu, kurie yra, pasipiktinę. Tai čia arba jų kažkokia įsivaizduojama moralė iš kažkur, kur neaišku iš kur, nu, bet asmeniai dalykai, nesusijęs su kito žmogaus laisvė čia, tai aš nežinau jo. Aišku, kyla, kad su laiku parduodama vertė krenta, tai per trumpą laikotarpį turi sugeneruoti daug kapitalo. Jo, bet čia kaip ir daug profesijų, man atrodo, visokių yra, kai kurie ten įeina į kokį verslą, kuris turi istoriškai tik laikiną laikotarpį, kad veiktų, žinai. Tipo, čia nėra, žinai, susijęs su nieko, tik su to žmogaus tada rizikom prisimamom. Ten, tipo, kai kurie verslai rizikingesni, kai kurie, tipo, veiklos turi tą laiko, kada, tai čia tiesiog. Bet visi nustatymai daugiau mažiau lyg iš religijos moralinių normų, manyčiau, kuo toliau, to ta religija gal mažiau įtakos galite. Mes prisimeni, nežinau, ar tu buvai, praeitą savaitę mes žiūrėjom dokumentiką apie sovietų palikimą. Ir ten apie tuos, nu, apie tarybų sąjungos laikus ten, tipo, ir kaip paskirdavo tos paskirimus, kur ten studijuoti ir dirbti ir viską. Ir ten gale pasakoja apie tos, kaip mokyklose įdėkdavo dorovės, tos, nu, tas, kaip čia,
normas, gal moralės, dorovės ir ten viskas tiesiog jų santvarkos, religija, viską, kaip moteris turi elgtis, kaip atrodyti, kaip ten. Ir aš galvoju, tos, iš ten irgi pas mus Lietuvoje iš daug kas atėjo. Aš nežinau, kiek pas mus religingų žmonių Lietuvoje buvo. Tikrai anksčiau buvo daugiau, dabar daug kas save identifikuoja kaip krikščionis, bet nėra religingi. Tai, man atrodo, didelė dalis ten iš sovietų tos indoktrinacijos tokios dorovės, tas pozicijas dar turi. Nes realiai tada tie žmonės nekalba su savo atžalom ten apie seksą, apie nieką, ir tai yra tabų tema. Tada tie žmonės, kuriem dabar ten, kad ir mano kartos, aš dar tai kartai tikrai priklausau, kur nei mano tėvai, nei niekas tuo metu nekalbėjo, nes tai tabų tema buvo. Tai tokiem žmonėm ateina ir pasako, o jinai save nuogą rodo. Tai tiesiog, o dieve, atmetimas iš karto, nes jie nemastė apie tai, jie nieko negalvoja apie tai. Nes tai tiesiog tokia indoktrinacija tiesiog, jo. Ar iš religijos, ar iš santvarkos, ar iš dar kažkur. Dar kas nepadėjo tai, kad sovietai įskiepė žmonėm tą tokį išugdę nemastymą už save iš tikro. Tai nieks net nekvestionavo šitų įsitikinimų, bet jo. Kas yra iš tikrųjų, kaip sakau, labai hipokritiška, kaip ir visa ta, sovietų jobana degradų sąjunga. Hipokritiškumo ten be nekiek buvo. Nes tie, kur ten apie dorovę kalbėdavo, o kokius tos produktus užaugino, tai kad jo, ten dėdės, seneliai graibo mergaitę savo giminiai mažas ir visi nusisuka tiesiog ir apsimeta, kad nemato net tokių dalykų. Nes net psichiškai žmonės nėra paruošti ir net nesugeba paprieštarauti ar dar kažką, tai čia jokio nuoseklumo nėra tas vertybėse, bet jo, kaip bebūtų, grįžtam prie video. Jo, tai turi, manau, būti visas seksworkas legalizuotas ir sutvarkytas ir garantijas turi turėti ir ten, jo, nes jeigu, jo, kaip bet kuris kitas darbas, aš nežinau. Tai kokia tų žmonių moralė, kurie santuokoje yra su porno žvaigždėmis, myli tik vieną, pisti kiekvieną, o tik komtisės moralė palagal. Jie kaip nori, jie jo gali atskirti, bet, moralė tokia ir yra, aš nežinau. Ar čia šis moralinis klausimas? Galų gal jeigu moralinis, nėra kažkokios objektyvios moralės, moralės subjektyvi yra, tai, vienam žmogui gal jis, aš neskaičiu, kad čia moralinis klausimas. Nes čia, jo, aš nežinau, čia moralinis, tiesiog čia yra preference. Kas tau svarbiau, gal vienam svarbiau, kad, tik su vienu partneriu miegotų, gal kitam visiškai tas nesvarbu yra. Bet ar tai yra gerai ar blogai, iš moralinės pusės, aš nežinau, čia moralinis klausimas yra. Tiesiog preferences, kaip vienas mėgsta cepelinus, kitas nemėgsta, vienas ten, nežinau, vertina vieną dalyką, kitas gal kitą. Aš nemanau, kad čia moralinis gal klausimas. OF pirkėjai turėtų mokintis santykių geriau. Jie gali kaip nori leisti savo pinigus. Tu gali pirkti kokį nori kebabą ar junk foodą, arba collectible, arba mikrotransactioną. Mes niekas negalim aiškinti žmonėm, kaip jiem, nebent jie, prašytų patarimo, kaip jiem leisti savo pinigus. Tai tas pasakymas, kad OF turėtų kažką daryti, ne, jie laisvi žmonės, jie gali patys nuspręsti, kur jie nori savo pinigus leisti. Tai aš visiškai nepritariu tokiam požiūriu, kad mes primetinėjom kažkokius savo įstikinimus kitiem žmonėm.